Vilnietis Erikas jau seniai gyveno sostinėje. Prieš keletą metų jis nusprendė keltis gyventi į užmiestį. Pasak vyro, vienas svarbiausių argumentų keisti gyvenamąją vietą buvo triukšmas. Per tiek metų miesto triukšmas man gerokai pabodo. Dėl to vieną dieną priėmiau sprendimą keltis į užmiestį. Žinot, šitiek metų pirmame aukšte tos signalizacijos, triukšmas, kalbos. Vieną dieną sprendžiau gana tą triukšmą. Visuomenės sveikatos centro specialistė Asta Razmienė keletą metų nagrinėja įvairių žmonių skundų susijusių su padidėjusiu triukšmu. Ji teigia, kad triukšmauti mėgsta ne tik lietuviai. Europoje kas antras žmogus dienos ir net nakties metu patiria padidintą triukšmą. Beje, egzistuoja aiškios normos, kiek triukšmo galima pakęsti. Dienos metu nedaugiau 45 decibelų, nakties metu nedaugiau 30. Aiškumo dėliai pasakysime, kad 30 decibelų tai lapo šnarėjimo garsas. Ar jūsų gatvėje kada nors būna taip tylu? Tarkime, transporto triukšmas, gatvių eismas. Esama susiklošiusi situacija, automobilių vis daugėja, gatvės kaip buvo siauros, taip ir liko. Tai ką galima padaryti? Galima pastatyti pastatus, kurie sulaiko daugiau triukšmo, taip kad žmonės gyventų ir dirbtų komfortiškom sąlygom pakankamai. Kadangi labai daug triukšmo šaltinių, tai ir automobiliai, ir gamyklos, ir muzika, ir pati buitis žmonės irgi naudoja daug triukšmo šaltinių buityje, ir šaldytuvai, ir visokios dulkių siurbliai. Tai be abejo reikia stengtis kažkaip tai pabandyti sumažinti jo poveikį, o sumažinti pagrindę mes galime statybiniam architektūriniam priemonėm. Pagal šiuolaikinius normatyvus mūsų būstai yra skirstomi net į 5 garso izoliacinės kategorijas. Namo ar daugiabučio statytojas turėtų jums suteikti informaciją, kokiai grupiai priklauso jūsų būstas. Minimalus reikalavimas atitinkanti žemiausią E klasės garso izoliacijos lygį yra vos 20 decibelų sulaikymas. A klasės garso izoliacijos namai sulaiko net 70 decibelų triukšmą. Tokiame name jūs esate izoliuotas nuo triukšmo ir dieną, ir naktį. Turim vieną tokį įdomų atvejį. Reiškia, spaustuvė didžiulė pasistačiusi veikia, dirba visą parą užmiestyje, šalia pridygo namukų. Ir viena moteriškė rašo skundus, individualus namas yra, kad jai triukšmas. Iš tiesų išmatuojam, pas ją viršė triukšmas. Bet atlikus daugiau tyrimų, paaiškėjo, kad sienų izoliacinės savybės yra vos 9 decibelai, kad jau žemiausios kategorijos namam yra 20 decibelų turi būti. Bet tai tas namas kaip popierinis, kaip palapinė aš jau vadinu. Tai iš tiesų, ir dabar kas yra teisus šioje situacijai, spaustuvėje mes liktai ir sakome, jūs privalote mažinti triukšmą, o jie sako, bet tai šitos ponios namas netitinka esminių statinio reikalavimų. Aišku, jis buvo statytas seniau, iki tol, kol nebuvo dar teisės aktų reglamentuojančių triukšmą. Tai iš tiesų tokia situacija labai yra dviprasmiška, kas teisus šiuo atveju. Todėl yra dabar ir sunormuota, kad iš tiesų, jeigu statai individualų namą, tai vis viena minimalius reikalavimus jis turi atitikti, nes niekada nebus, kad aplinkoje nebūtų triukšmo. Maniau, kad gyventi užmiestyje bus ramiau. Nėra tiek automobilių, mažiau triukšmo, bet miestas pradėjo sparčiai plėstis ir niekada nežinai, kas gali įsikurti kaiminystėje. Dėl to teko galvoti apie triukšmą izoliuojančias sienas. Renkantis statybinės medžiagas būsimo namo sienoms mūryti, svarbu pagalvoti, iš ko bendrai jos bus. Prekybininkai siūlo rinktis mūro blokelius. Šiuo metu tikrai yra padidėjęs poreikis blokelių. Žmonės tikrai dažnai užsuka klausia, ką jie galėtų pasirinkti, kodėl jie galėtų pasirinkti. Tai pirmiausia, ir išsiaiškinant žmogaus poreikį, kas jam yra svarbiau kaina, jam yra svarbiau kokybė, koks namas bus, ko jis tikisi iš namo, ar jis tikisi, kad būtų tvirtas namas, gal jam yra svarbiau labai gera šilumos izoliacija. Šiuo metu tvirčiausi blokeliai, geriausios garso izoliacijos yra arko blokeliai ir tikrai patariam žmonėm ir patenkinti žmonės juos naudodami. Būtent namo sienos yra vienas pagrindinių garso izoliacijos užtikrintojų. Gal geriau pasirinkti gerai garsą sulaikančią sienų mūrijimo medžiagas, o ne 10 sluoksnių apklijuoti namą.
jeigu kalbėti kaip iš statybininkų pusės, kuo didesnės atitvarų garso izoliacinės savybės, to ta atitvara turi būti storesnė. Tai aišku, jau čia plotas mažėja ir taip toliau, komerciškai turbūt žiūrint. Lietuviškų mūro blokų Arko gamintojai ir pardavėjai tikina, kad statant namą iš mūro blokų jūs sutaupysite. Lyginant su plytomis ar keramzitbetoniu mūrijant, mūro blokais neteks naudoti tiek daug šiltinimo ir garsą izoliuojančių medžiagų. Garso izoliacija, šiluma ir tvirtumas – tai savybės, kurias gali turėti mūro blokai tik tuo atveju, jeigu jų bus pakankamai didelis tankis. Arko mūro blokų gamybos procesas pasižymi tuo, kad jie yra suspaudžiami 200 tonų į 1 kvadratinį centimetrą. Todėl būtent jie ir yra tankus, gera labai garso izoliacija, šilumos inercija labai gera. Vasarą jums bus labai patogu dėl to, kad jisai bus vėsus namas, o žiemą lygiai taip pat ta šilumos inercija neleis ir greitai išeiti šilumą iš jūsų namų. Ir užtenka daug plonesnės sienos, paprasčiausiai. Jūs galite sutaupyti apie kokius 6-7 cm sienos, kuo padidėja dažnai ir vidaus sienos, jeigu projektas yra numatytas seresniem loteliam. Statybinių medžiagų parduotuvėje pardavėjai mane patikino, kad Arko mūro blokai yra geriausia, geriau izoliuoja garsą, o be to yra tvirti ir nereikia jokių papildomų tvirtinimų, norint įkalti vinį, pasistatyti laiptus ar panašiai. Dėl to pasirinkau Arko mūro blokus.